Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė ir kaip jau sakiau video šios dienos rytiniam, tai per Facebooką, kad užplanuotas yra vandenio ženklo periodo, kuris, iš tikrųjų praktiškai jau galima sakyti nuo šiandien, bet jeigu ten pasižiūrės labai tiksliai astrologiškai, tai nuo 21 dienos iki vasario 18, bet ciklai jie yra tokie, kad mėnuliniai daugiau ir iš tikrųjų daugelis dalykų yra pasistumėję ir netgi mačiau vienam oficialiam saite, kad truputėlį net ir tie vadinami ženklai yra pasistumėję jų periodai šiai dienai, kai keitėsi ten įsivedinėjo kalendoriai ir taip toliau, irgi pasikeitė. Bet esmė tame, kad jau praktiškai galima sakyti nuo šiandien yra vandenio ženklo periodas. Ir jisai apie mėnesį iki vasario taipogi 18-19 dienos. Ir vandenio ženklas tai yra oro ženklas ir jo yra globėjas Uranas. Tai va, ir iš tikrųjų aktyvinant šitą periodą galiu tik tai vieną dalyką pasakyti. Vandenis tai yra labai originalus toksai ženklas. Ir šitam periode stenkitės kuo daugiau taip vadinamo originalumo. Va čia kažką tai tokio originalaus pasidaryti. Ir vandenis dar yra labai toksai nepriklausomas, intelektualus labai. Ir šitam periode be originalumo, čia parašykim originalumas. Aš mėgstu ant piešinių pasirašyti, kad neužmiršti. Taip, originalumas, nepriklausomybė, intelektas. Taigi, stenkitės šitiem dalykam trim, tiesiog ir nepriklausomybę, šitiem trim dalykam tikrai sutelkti ir šitam periode tikrai jie, tokie intelektualiniai veiklai, vadinkim taip. Irgi skirti dėmesio proto lavinimui, pasakyti, savišvietai, galbūt taip, daugiau skirti savęs ugdymui. Ir kodėl pasakysiu, čia parašykime intelektas. Šitam tikrais tarpsniais periodais pasakysiu, kokios planetos labiausia, dėl ko šitas dalykas labai yra aktualus. Taip, dar vandenio ženklui arba vandeniui labai tinka humanizmas, jie yra iš tikrųjų už tokie bendromiškumą, už bendrą reikalą, bet kažkaip tai kiti tą bendrą reikalą ne visada tą tokį vandenio norą, kad būtų visiems kažkaip tai grupiai kažkokie tai būtų geriau, ne kiekvienam individui, bet daugiau grupiai. Ne visada jisai yra suprantamas kitų žmonių. Ir dar yra toksai dalykas vandeniui būdingas išankstinis nusistatymas. Ir čia šitam periodui irgi vyraus toksai irgi humanizmo dalykas ir išankstinis nusistatymas. Todėl labai vertėtų vengti to išankstinio vadinamo nusistatymo. Tai jeigu labai trumpai, šiaip tai tokia būtų rekomendacija neturėti labai didelių išankstinių nusistatymų, lūkesčių ar dar kažkokiu tai dalykų, daugiau įjungti blaivų, vadinkim, protą šitam periodui. Dabar kalbant apie iki mėnesio, čia iki 30, čia vadinkim sausio mes turim 19, čia iki, tarkim, 10, o čia iki kitos 19, 3 etapas. Tai šitam periodui iki mėnesio pabaigos devizas yra toksai savotiškas vyriškumas, tai, kaip čia pasakyti, mokėti suderinti malonumą su naudingumu. Malonumas turi būti suderintas balanse su naudingumu. Malonumas su naudingumu. Ir čia gali būti labai panaši situacija, kaip kad šito periodu nuo vasario 10 iki 19-20 dienos, kur patartina aplamai per visą tą periodą, kadangi vandenis labai mėgsta įsitraukti ir Uranas yra intelektas, ar ne, įsitraukti tokias veiklas ir jį tarsi įtraukia ir jisai užsidirba, persidirba, tai aplamai per visą laikotarpį būtų gerai balansas to vadinamo darbo ir atsipalaidavimo. Būtų labai sveikintinas balansas darbo ir poilsio. Parašym, darbas, poilsis. Tai yra labai panaši situacija malonumas, naudingumas. Tai čia kažko labai jums prieinant šitas labai, jeigu čia daugiau malonumą arba su nauda, tai čia jau grinai darbo ir poilsio balansas iš tikrųjų būtų gerai. O šitam periode, vasario mėnesio pradžios iki 10 plius minus, iš tikrųjų atvirumas, aplamai vandenis yra labai atviras žmogus ir tas pasitikėjimas jisai yra. Bet jeigu kalbant apie kiekvieną iš mūsų šitam periode, tai per atvirumą yra pasitikėjimas savo daugiau vidiniu vedliu. Tai čia jeigu kiekvienam atskirai šito periodo, tai būtų gerai, tiesiog įkinkyti, negražų žodį pasakau, tiesiog taip yra vidinis vedlys. Taip. Ir aplamai vandeniai turi labai geras įžvalgas. Ir meistriškumą šitam periode, pasitelkti įžvalgas, pasinaudoti situacijom, tai yra tas periodas, kur tikrai galima ir tiesiog žiūrėkit, ar ko nors nepražiopsokit šitam periode. Tai čia yra įžvalgumas. Galima dar čia šitam periode šlifuoti savo meistriškumą, pasirinkti temą. Meistriškumas. Ir kadangi čia vyrauja tokie dalykai, tai ir žiūrint kaip į vandenio ženklą, tai iš tikrųjų vandenį labai mėgsta būti tikslus visur. Ir šitam periodui tas tikslumas visur
arba kitiem tai gali skambėti tas tikslumas visur, tai kaip disciplina. Reiškia, tuo pačiu metu keliuosi, tuo pačiu metu einu miegoti. Tai yra kaip dienos režimas, ar ne? Disciplina iš meilės savo tai yra dienos režimas. Tomis valandomis mokinuosi, tomis valandomis ilsiuosi, tomis visą ką. Tai čia irgi ateis, vat, jums susiriš šitie dalykai balansas ir malonumas su naudingumu ir vat, tikslingumas visur arba vat, disciplina iš meilės savo, vadinkim tai. Va čia aš tiesiog įvardinsiu discipliną. Gerai? Disciplina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nu, okei. Planavau dar biškai pakalbėti iš planetų pusės, kaip yra susidėjęs. Šitam vat periode dominuos Venera su retrogradiniu Uranu. Venera tai yra apie pinigus ir apie moteriškumą, materialinę gerovę. O retrogradinis Uranas tai yra, kada žmogus, kaip čia pasakyti, protas arba pasisukimas, savo minčių pasukimas 180 laipsnių kampu į save. Tai reiškia susitelkimas į save yra. Ir retrogradinis Uranas, kadangi tai yra aukštasis intelektas arba aukštoji Venera, arba jinai, kaip čia pasakyti, jinai kirs per psichiką. Ir su psichikos dalykais yra iš tikrųjų, kai kam mėnesio pabaigoje gali pasidaryti ne kažką. Todėl psichiniai sveikatai tikrai labai skirti daug dėmesio. Ir ne veltui pasakiau balansas. Taip? Nes balansas turi būti, nes retrogradinis Uranas labai tokia planeta, kada psichiką galima davesti labai lengvai iki tokio lūžio, kada žmogus pradeda elgtis nenusakomai. Ir pas kai kuriuos asmenis tas nenusakomas elgesys, kadangi aplamai Uranas yra originalumas pirmoje vietoje, tai šito periodo tas nenusakomas elgesys pas kai ką labai dominuos. Ir čia, kaip su tuo gyventi, tai tiesiog jungti stebėtą poziciją ir žiūrėti ir neįsivelti į kitų žmonių psichinius kai kuriuos nestabilumus. Nu, aš taip švelniai pasakiau. Taip, nes nuo beprotybės iki genialumo yra praktiškai vienas žingsnis. Tai va, tai tokių palūžusių šitam periode gali atsirasti ne vienas ir ne vieną gali stipriai išnešioti. Todėl skirkite labai savo dėmesį psichiniai sveikatai iki mėnesio galo, nu jau tikrai žinokit, iki vasario 4 kažkur plius minus. Plius dar šito periodu, kas yra gerai, tai bus toksai idėjinis fonas, nes šitam periode dominuos ir Neptūnas, o Neptūnas tai yra daugiau susijęs su idėjomis, su religiniais aspektais, tam tikrais idėjomis. Ir jeigu kalbant apie kiekvieną asmenį atskirai, tai skirkite šitam periodui, jūs gerai atpalaiduos, suteiks jums malonumą muziką. Per muziką jūs savo psichiką, ypač jeigu naudosit, yra muzika tam tikra su hercais, relaksacinė, tai visai žinokit, jeigu matot, kad darbinėje plotmėje ten išnešioja, nu taip jau pasakiau negražiai, ne, paveikia, vadinkim taip, tai visai rekomenduočiau paklausyti tos hercinės relaksacinės muzikos vakare ir arba kažkokiu tai vat, atsipalaidavimo relaksacinių dalykų, pratimų, kvėpavimo, atsipalaiduoti ar dar kažkaip. Ir kadangi Neptūnas tai yra mistika, tai labai daug ten gali išlysti mistinių dalykų ir aš jau pažiūrėdama, žinodama kokios planetos ir kaip visą ką, ir tai, ką matau mūsų Facebookas ar Instagramas ar medijos, rodo, kas vyksta su kai kuriais viešais asmenim, nu, tai kartais ten mistika užgožia blaivų protą, vadinkim tai kažkokie susigalvoti mistiniai dalykai. Tai va, tai vienas momentas, toliau eina kitas periodas, jau kai Uranas pereis iš savo retrogradiškumo į direktyvą, judės normaliai, tai Venera su Uranu tokiu jau pozityvų bus, tai iš tikrųjų labai svarbu nuo vasario 4 iki galo gali praktiškai originalumas, nestandartiškumas, toksai va, turi viskas labai judėti. Tai nuo vasario 4, tai kuo daugiau judesio, tuo mažiau bus liūdesio iš tikrųjų. Ir tada išsilygins tas psichinis fonas, tie nebus. Ir tai gali būti, jeigu taip imant plačią prasme, gali būti technologinės kažkokios tai naujovės, nes Uranas susijęs labai stipriai su technologijom, su proveržiu, su intelektualinė veikla. Ir čia gali būti daug ir visko įdomaus, plačią prasme. Taigi, kadangi originalumas pasistengkit, tiesiog irgi kažkaip tai norėsis išsiskirti, bet turėkit omeny, kad būkit pasirengę, ar jūs tas išskirtinumas bus suprastas kitų. Ir kadangi vandeniai tai jau yra pripratę, jie kai kada jaučiasi atstumti, jeigu taip iš esmės dėl savo originalumo, išskirtinumo, ir jiem kaip jau yra norma, bet jeigu jūs prie tokių dalykų nepratę, tai o jūs padarysite, tai galite jaustis, ne kažką, švelniai pasakau. Vandeniam tai jau yra įprasta, jie nesuka galvos, iš tikrųjų nelabai suka galvą, nes tai jų kraujyje, jie kaip ir yra susitaikę, kad jie gali būti nesuprasti, bet jiems išskirtinumas, kadangi yra svarbiau negu kai kada pritarimas, tai jiem kaip ir rok, bet jeigu jūs padarysit kažką nestandartiško, impulsyvaus, tai turėkit omeny, bet tas impulsyvumas tikrai, žinokit, pas daug per šitą periodą tikrai pasireikš vienaip ar kitaip. Nu ir toliau periodas einant nuo vasario 10, tai plius minus jau čia bus labai aktyvu. Čia 4 planetos ir Uranas, ir Venera, ir Neptūnas, ir plius dar prisidės Marsas. Tai ką aš siūlyčiau padaryti, kadangi aplamai dar Neptūnas turi tokią savybę va šičia ir čia jau.
Nuo ketvirtos, ne nuo ketvirtos, ten nuo 10 plius minus kažkur tai Neptūnas įsijungs vėl, o čia iki mėnesio pabaigos tai jau tikrai. Tai Neptūnas ką dar daro kartu su Venera. Neptūnas panardina žmogų į gylį, į žinių gylį. Ir todėl čia jau iš tikrųjų tas vat, pasinėrimas į savęs analizavimas arba ta vadinama savišvieta, užsiimti savimi, jinai, tie, kas užsiims šito periodu, iš tikrųjų tikrai bus vaisingas ir visą ką. Kaip ir sakiau, Neptūnas dar yra toksai mistika, gali išlysti toksai apgavystės, kažkokios mistinis dalykas, savęs apgaudinėjimas. Todėl tikrai šitam periode patarčiau daugiau tiesos negu savęs apgaudinėjimo. Tiesiog. Nes savęs apgaudinėjimas kai kuriem asmenim vėliau gali brangiai kainuoti. Ir panašu tai, kas vyksta mūsų pasaulinėme tam tikroje plotmėje, tai galima įtarti, kad kai kurie asmenys bando save apgauti kažkokiu tai būdu, sumistikuodami, kad jie kažką tai gali ir kažko siekia. Tai va, ir kadangi Neptūnas turi dar tokią savybę, toksai būna Neptūno periodu, toksai sensorinis arba jutiminis suaktyvėjimas realybės. Tarsi žmonės realybę pradeda truputėlį suaudrintai, perdėtai kai kada jausti, bet kai kada tas pojūtis būna labai tikslus. Ir tas jutiminis sensorinis suaktyvėjimas kai ką gali labai išgąsdinti, nes aplamai šitas periodas keičiasi labai daugelį dalykų. Ir tai, kas seniau veikia, dabar nebeveikia, tai gali dar labiau suaktyvėti, vadinkim taip. Ir kai ką gali labai stipriai išgąsdinti. Ir jo, pasistengti išlaikyti sveiką protą šitam periodui tikrai dėrėtų, bet kad sensoriniai pojūčiai tikrai suaktyvės. Ir dėl to muzika, tyla, ramybė, kai kada vienatvė, va čia balansas darbo ir poilsio, jisai būtinas. Pabūti su savimi, pastebėti, kas vyksta, irgi visai neblogai šitam periode. Tai va, o kadangi dar prisidės Marsas, tai suprantat, vyriškumo, bet kadangi yra tam ketvertuke planetų išsidėstymo yra Venera, tai jau aišku bus reikalų tarp vyrų ir moterų. Ir čia santykiuose gali būti visko. Bet ir aišku, visas tas santykis tarp vyro ir moters, jeigu įmant atskirai, jisai ves į gylį. Ir vienas dalykas, ar pora, ar kažkokia tai yra pasirengusi į gylį, tai čia klausimas. Ir gali būti visko. Vieni šitam periode praeis, taip labai, o kiti, gali visko būti, gali būti ir turėti, galim bumą skyrybų. Labai panašu į tai. Bet aš manau, sveikas protas ir laikų susiorientavimas, galbūt net pagalbos ieškojimas pas specialistus, gali šitą periodą padaryti visai, vadinkim, minkštą. Todėl atvirumas, kaip sakau, per atvirumą pasikalbėti, jeigu tai yra santykis šeimyninis arba vyro ir žmonos, arba vyro ir moters, atvirumas tai yra kelias į problemos sprendimą, vadinkim taip. Bet tai, kad čia bus tikrai labai daug ir reikės kai kada priimti labai nestandartinių sprendimų, tas tai tikrai, patikėkit manim, bus šitam periode. Ir todėl tokie dalykai iš tikrųjų mūsų laukia, tikrai nepaprastas periodas, tikrai įdomus. Ir čia moteriškiam, kadangi vis tiek per visą tą periodą daugiausiai diriguoja Venera, o Venera, kaip žinote, moteris, o moteris tai jinai tokia, čia pasakyti, jeigu gerai, tai viskas gerai, bet jeigu ne, tai jinai gali būti graži pūkuota meili, bet gali virsti ir visai nesuvaldoma persona. Ir čia jau kiekvienos moters pasirinkimas, kokia būti. Aš šiaip tai, jeigu klausys šitą video vyrai, galiu tik tai pasakyti tokią auksinę taisyklę, kuri pas mane atėjo per gyvenimą iš patirties. Ir aš visą laiką sakau, kokią emociją tu sugebėsi išprovokuoti moteryje, tokias pasekmes turėsi. Nes mes moteris gabios daugeliam dalykam. Ir mūsų psichika, jinai yra tokia, kokia yra. Ir jinai yra labai unikali. Tai va. Todėl, jeigu vyrai klausote per šitą periodą, tikrai skirkite dėmesio savo mylimosiomis kolegiams. Pasirūpinkit, kad būtų viskas ok. Nes papildomas trigeris niekam nereikalingas, o moteris tai gali tapti labai tiek padėję, tiek dar daugiau problemų nešėja. Tiesiog. O moteriam, jeigu neturite jokio vyriško kažkokio tai dalyko, tai labai pravartu užsiimti sportu, aktyvuoti šitą savo, nes kiekvienas iš mūsų yra vyriška ir moteriškas pradas, animus anima. Ir galima šitam periode, kad jie transformuotųsi jums palankia tema ir kad jūsų psichologiškai šitam periode nepalūžtų, tikrai rekomenduočiau jau nuo vasario intensyviau užsiimti sportu. Arba kita jums priimtina veikla. Aš sportu tai vadinu tiesiog pasivaikščiojimas kiekvieną dieną po 20-30 minučių. Mano supratimu, tai jau yra irgi sportas, galima pasakyti, jeigu tai yra kasdienis. Tai va.
nekalbant apie kitus dalykus. Tai va, kadangi čia yra neurografai žino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figūrą aš kaip visada įdedu yra žinota ką, o kitiem tikrai nelabai būtina žinota. Tie, kas piešia šitam periodui, gali dar vieną figūrą įsidėti arba persižiūrėję gali kai kurias sugrupuoti, pavyzdžiui, pasirinkti vieną ir įsidėti dar 2 figūras vietoj vienos. Ir va, toks periodas mūsų laukia originalumo. Vat vandeniai tai iš tikrųjų jausis labai savimi. Čia jiems įprastas periodas. Tai vat, kai viskas praeis, turėsit supratimą, ką reiškia būti vandeniu. Ir galbūt leis suprasti, kodėl ne visi su vandeniais turi gerą kontaktą ir sutarimą. Tai va, kadangi tai yra Uranas ir Neptūnas yra daugiau irgi apie intelektą, apie žinias, apie panirimą, tai man šita oranžinė spalva yra intelektas, man asmeniškai. Ir aš čia suaktyvinsiu būtent šitą spalvą. Tiesiog. Ir aš kaip taisyklė žinote, jau tie, kas su manim piešėt. Aš tik tai vieną spalvą sujungiu, o vėliau, būna dienos, jeigu ar dar kažką aš prisėdu ir prapiešiu dar daugiau. Įnešu spalvų kitokių, man kartais tenka pagyventi su tais pokyčiais, kuriuos aš užsiplanuoju. Kartais norisi suaktyvinti dar daugiau. Taip, ir lauko linija, kad viskas vyktų. Kažkaip tai va taip susijungiama. Ir aišku, aš viską dar suapvalinsiu ir pabaigsiu. Ne visi, dar kartą primenu tie, kas piešia, ne visi netgi instruktoriai neurografikos tiesiog apvalina, kadangi aš neurografikoje jau daug metų, bet aš nerizikuoju. Pavelas Piskariovas, autorius, jisai nori kai kada iššūkio, jisai vyras ir jisai ne visada suapvalina, jisai gyvenime nori iššūkio ir jisai tiesiog ne visada apvalina. O aš kaip ir turiu daug ko ir man jau kaip ir iššūkio, aš norėčiau mažesnių, aš turiu kitokį iššūkį. Ir aš noriu, kad pas mane viskas vyktų taip harmoningai, tarsi savaime suprantama dalykas. Ir todėl aš praktiškai viską apvalinu, net jeigu jums kartais atrodo, kad čia kažkur kažkas tai pabėgia, aš vis tiek, kadangi dar spalvinsiu, archetipuosiu, tai aš vis tiek vienaip ar kitaip man patinka spalvinimas vien todėl, kad dar spalvinant išlenda tai, kad tu nesuapvalinai, vadinkim taip, neharmonizavai. Plius minus panašu. Taigi, sėkmingo jums vandens ženklo periodo, daugiau pasitikėjimo savimi, atvirumo, balanse gyvenkite, žvalgumo, pasitikėkit vidiniu vedliu, saugokit savo psichiką ir manau šitas periodas bus pats geriausias ir nuostabiausias periodas. Taigi, su jumis buvo aš Ingrid, ate, iki kito karto.